ką, metai? Tu už 2 dienų bus metai, ane? Jo, 28 dieną išėjo pirmas epizodas šito projekto, kuris tikėjausi po 4 savaičių pasibaigs. Bet kažkaip mes vis dar čia realiai. Kažkodėl nu, tai. Buvo 3 mėnesių, tam pertrauka vienu momentu. Jo, taip, žinai, darbinės atostogas, žinai, ne, vasaros darbinės atostogas. Pavadinkim taip. Aš nenoriu šito dalyko vadinti darbu, bet okay. Ne, čia analogiškai darbinės atostogas, žinai, taip, bandomasis laikotarpis atostogom prieš mus, žinai. Oi, sakau, blet, WrestleMania. Ja, mes užbaigėm praeitą seriją, kad sakėm, kad build-upas buvo šūdas, tik jau viskas supisa, viskas yra šūdinai ir iš Mainijos daug nereikia tikėtis. Nu, bet kaip aš, kaip debiliukas, nu, aš, gal saulė šviesojus bus kažkas, žinai, gal bus ir išorėlį šviesos tam. Nu? Ne. Aš gavau va tokią špygą, va tokią riebę špygą. Tai aš pasakyčiau taip, kad pirma naktis jo buvo tokia va špyga, bet antra biški turėjo glimpsų geresnių. Man realiai pirmos nakties, jeigu overall sakom, tipo, kad dabar not too in depth, patiko Gunteris su setu ir main eventas kinda patiko, bet toksai confused man buvo jį žiūrėti. Tai vat realiai va tik tie 2 mečai man įsiminė realiai kaip wrestling mečai. Oi, nu, man, nežinau, Panos, pasirodo, antroji naktį buvo, prisimenu gerai, ne? Pirmoji. Panos labai gerai pasirodė, pirmoji naktį, nemeluosiu, man patiko, kaip jas ten, žinai, daužėsi viską, ypač, nu, neskėsk, dabar ironiškai, aš kaip tik gavau šortą, kur mes šnekėjomės apie tai, fucking Paige. Fucking Paige. Čia ne, aš nesitikėjau. Aš toksai jau nutokiau, kai pamačiau Nikki Bella ir sako, I have a friend, ir it's gonna be Paige, nes tipo kažkas nulykino, kad jinai pasirašė kontraktą. Tai toksai, būtų cool, jeigu nebūtų tas nulykintas kontraktas, bet pretty cool sugrįžimas, tik tai, kad man su tuo meču buvo problema, kad laiko labai mažai skyrė ir iš to mečo tik tai, kad atsimeni, kad realiai visi laukia to Paige tagino. Ir po to, kad Paige laimėjo. Ja, nu, man, sakau, tai buvo labiau nuostaba, nes, nu, visiems tu turi galvoj, žinai, gal kažką kito paims, nes, nu, taip, aš žinau, kad Paige, žinai, jau tą kontraktą pasirašus viską, bet aš galvoju, kad ją gal, žinai, po WrestleManios, gal kažkas, tai, nu, tipo, žinai, Belos binukės, tai, žinai, kažką sugalvoja, žinai, kažkokį kitą. Aš galvoju, gal kokią pasiims, žinai, iš senesnių lygų, žinai, kažkokią žaidėją, bet here we are, Paige. Ja, bet aš toksai žiūrėjau WrestleMania ir toksai, o kada buvo tasai momentas, kai Belos iš hylų tapo face? Belos, nemanau, kad jis visą laiką, tipo, aš nežinau, ar jos netgi hylai skaitasi. Jos tik viena iš sesučių yra hylas, kita yra... Bet jo, sorry, kad biški tenais su fucking soundu šudai. You're fine, man reikia durį, aš girdžiu, kaip pas mane paksnuoja duris, palauk, minutę. Technical difficulties, SpongeBob transitionas. The usual, žinai, čia the usual. Čia galėtų būti SpongeBob transition. Čia galėtų būti jūsų reklama. Oi, bet... to dar nedaėsim. Per metų nedaėjom. Dar nedaėjom, dar gal daėsim, žinai, kaip, va dabar, čia šiek tiek off-script varom, bet mes ir taip varom off-script. Per metus, ne? Per metus daug įvyko. Bet jeigu mes jau pradėjom nuo to mačo tipo, nors jis nebuvo pirmas mačas, tai, realiai tag čempai buvo Lash Legends, Nia Jax. Ką tu atsimeni iš to mečo, kad pačiam mečia, kad jos veiktų? Nieko. Ką tu atsimeni jų entrancas su tom baltom kažkokiam meskais? Šitų Stormtrooperiai iš žvaigždžių karų, žinai. Nu, realiai, jos buvo grini Stormtrooperiai, hitorabės, jos pasirodė ir žiauriai mesino. Ir aš sakau, iš panų mačo, sakau, man ten tas
tas... Tiesiog, labai yra sunku komentuoti dabartinę, praeitų metų WrestleMania buvo intriga, žinai, kur Džonas bus, ne? Dabartiniai WrestleMania mes turime Džoną interną. Mes turėjome Džoną Healą, dabar turime interną Džoną. Ja, bet su tuo tag matchu tai dar vienas iš memorable šūdų buvo. Tu žiūrėjai transliaciją ir kaip, blėt, kamera tiesiog krenta ant grindų. Tai klausyk, Nia Jax, come on. Ne, tenais Lyra, tipo, padnoškę padarė kameramenui. Mačiau tik tokią, blemą, iš kito angle nufilmavo tą šūdą ir tiksai, blėt, Lyra berino po SummerSlam'o su Becky Lynch to matchu. Dabar gali būti blogiau. Aš to nesitikiu, aš to nenoriu, kad būtų blogiau, bet jo, apie Syną pradėjai kalbėti, mūsų WrestleMania's hostas. Jonathanas. Ne, čia jis net nėra hostas, jis yra internas. Jisai patapo internas, ne hostas. Tiesiog, smagu, kad jau, mes matom realų Johną Ceną, taip. Nesmagu yra, kad jis atrodo kaip internas, kur maždaug kiekvienas susitikimas atrodo jam nepatogu. Jam čystai nepatogu tiesiog buvo. Bet realiai, ką jis padarė? Iš WrestleMania's hosto tu tikėtumsi backstage segmentų, kažkokių komedijų šūdų, kažkas tokia būtų buvo. Jis atėjo, welcome to WrestleMania, po to lingalo pasakė attendance. Ir antroji naktį ten turėjo minialę segmentą, bet pirmą jisai nieko nedarė realiai. Tai toks disappointing kind of shit, bet reikia tiketus jiem pardavinėti kažkaip. Jo, ir sakiau, aš dabar pakartosiu, aš norėjau pasakyti praeitame epizode, gal sakiau, gal nelabai atmenu, Danhausenas kerino WWE. Danhausenas kerino WrestleMania. Tai iš mūsų tie... Realiai tie main evento šūdai, tipo, kur dabar vyksta, Fatu prieš Romką, čia jau po Manijos ir visą kitą. Fuck that shit. Danhausen su Mizu ir Kit Wilsonu. Best fucking storyline, geriausi segmentai. Viskas, kas yra idealu, kai, tipo, comedy ir, tipo, comedy, real life ir, tipo, toksai dar biški wrestling ant. Žinai, viskas tobuliam mikse. Plus Danhausenas karsino Steven A. Smithą. Čia yra toksai NBA reporteris ar kažkas tokio, kuriam labai patinka New York Knicksai. You like Knicks, so you are cursed, žinai. Ir Knicksai dar prapisinė, kiek aš pamenu. Čia playoffsai dabar NBA vyksta, tai not going too good. Steven A. refuses to apologize. Kitas dalykas, gerai, judam mes visi. Aš žinau, kad mes į detalės nešnekėsim, bet speedas. Fucking... tipo, kaip ten, kaip jie ten sakė? I show splash? I show splash. Ir iš toks, tipo, aš žiūriu kovą, I show speedas beveik nieko neveikia, tipo, čia faktas, čia viskas gerai su to. Ir tu matai tą tokį... Aš sakiau garsiai hebrai, aš sakysiu čia. I show speed, ir aš kartosiu, nes šitam daug epizodų šitą sakiau. I show speedas padaro daug daugiau darbo ir daug geriau parduoda. Taip, kaip turėtų Loganas tai daryti. Ir jisai patampa tai, ko Loganas norėjo būti per labai trumpą laiką. Labai trumpai. Čia realiai, kaip pamatai, ir kaip jisai parduoda, kaip vyksta už ekrano ribose, ir viskas juda su juo gyvenimu, žinai, ir jisai kartu, žinai, į tą imtynių pasaulį išeina. Ir tai yra gerai. Ką Loganas daro, duokit babkių. Bet, čia tipo apie build-upą tu labiau kalbi negu actual match'o, nes, iš to actual match'o, tai, ką atsimenu, tipo, Speed, what the fuck, you fucked up. Oh, Speed, you fucking suck. Oh, Speed, we're gonna beat you up. Oh, the Usos coming. Oh, I'm a good guy now. I show splash. So, by the way, 7 minutės. Visas matchas truko 7 minutės, kur involvino 6 žmonės. Bro. Ir vienintelis dalykas, kuris įminė, kas vyko
po jau mečo. Jo, jie tokie. Nes, nemeluosiu, ką aš apie WrestleMania manau, ne? WrestleMania kažkada tai buvo, kad arba jie stato kažkokią istoriją, arba jie užbaigia istoriją, arba jie sukuria kažkokią naują istoriją, žinai. Stato esamą, arba uždaro, arba kuria naują. Ir šitos WrestleManios, ką mes matėm, Deadbeat Dada, kuris dar gali pasispardyti, interną Jonathaną Cena, kas dar labai daug nesąmonių, kurias, tikrai yra sunku apibūdinti. Taip pasakysim. Ir mačiau Drew McIntyre PTSD, ir viskas, žinai. Bet grįžtant apie tą pirmą mečą su Visionu, tai, entrance aš mačiau Visiono, toksai, prasidėjo gan gerai su tuo backdropu, keistai, kad 2 camera angles, pro to dėjo dahuja camera angles, vienas camera angles got cut, that's a fuck up on with production shit. Ten jau bočas buvo, aš irgi pastebėjau. Ir jau toksai, Usos, vėl nauja entrance daina. Not enough people eating, that's a problem now. Bet davai, tu pasivei, kad crowdas pirmą dieną visiškai myręs buvo. Čia buvo kur maždaug. Blemba. Išleidai 15 cap, kad prie Patringos sėdėt. Ir tu tiesiog sėdi ir žiūri. Yeah, this is awesome. This is sad. Tai buvo labai liūdna. The diehards in the, už kilometro kažką bando rėkt, bet jie tiesiog nesigirdi, basically. Tai tiesiog buvo liūdna. Liūdna žiūrėti pirmą naktį. Realiai, kalbant, liūdna pirmą naktis. Nes, gerai, mes turėjom, gerai, aš žiūriu matchupą, žinai, matai, Jacobas Patu prieš Drew McIntyre, ir dar Sid Fightas, žinai, gatvės kova. Tu galvoji viskas. Unsanctioned labiau tenais. Visiems, tai taisyklių nebuvo, jie galėjo nukraujuoti baisiai, ten galėjo tiesiog kraują leisti per galus. Ir tai yra realiai Jacobas stiprybė, žinai, Drew yra tiesiog bailys paskutinis. Ir ką mes matom, Fatu išsitraukė raudoną dėžę, Drew pamato raudoną dėžę, jam PTSD nuo praeito mačo, žinai, prieš Punką ir tu toks, Drew, tu esi mega blogiukas, tu norėjai patapti mega blogiukas, prašom, parodyk, kiek tu esi blogiukas ir davai nukreip dėmesį. Ne, čiuvas tiesiog apsišiko vietoj. Aš pasakyčiau apie tą mačą taip, kad geras no DQ, ar geras no unsanctioned nelabai, nes, kai unsanctioned būna, come on, literally, no rules, no referees, nothing, anything goes per crowdus ir visą kitą, to nebuvo, basically. Ar build-upas ir visą kitą, ar šis šaukė WrestleMania, tikrai ne? Ar mačo kokybė... Realiai Smackdowno mačas. Mačas buvo cool, not gonna lie, geras mačas, bet ar tai Screamino Mania, ne. Bet, Fatu pakėlė į main eventerį. That's cool, I guess. Jį pakėlė taip gerai, kad ją pritraukė dėmesį, genties, aš nepelina. Gerai, bet prie šito prieisim, aš bandau nesupykt. Dabar daugelis kas komentaruose, mes suprantame, apie ką tu kalbėkis, mes irgi nepykstam, bet bandom susilaikyti ir tu žinai, apie ką aš kalbėsiu, tai yra antrą naktis, bet mes prie to prieisim. Toliau AJ Lee su Becky buvo mečas. Ir Crooked Craft with Jessica Carr. Jessica Carr actually got some hands in. Jinai, aš sakau, aš kartosiu, aš minėjau ir tai tikriausiai nutiks, kad mes matysime Jessica prieš Becky. Mes pamatysim tai. Mes tai tikrai pamatysim. Čia kaip Nikoldas kažkada imtynėse irgi bus pas mus tikrai palibomų. Taip. Nuo pirmos serijos apatį blemą sakai. Tu tik išgirsi, aš tik išgirsiu, tu tik pamatysi, čia taip įsitrauksiu konfetį ir žinai, kad taip įvyks. Bet sakau, apie patį mačą, entrancai man tipo įkrito į akį. AJ Lee, kai su Little Girls tenais išėjo. Ir vaikas prabėga. Man toksai, ar čia John Cena WrestlePaloozai prieš Brock Lesnarą? Čia lygiai tas pats bus, ne? AJ Lee's gonna lose. Ir tada Becky atvaras to bendu, kur tipo jos naują entrance pavarė.
daina prasideda, bičias toksai. Bet, eskamera. Jo, prisiminė, kad jam reikia dainuoti, žinai, kad panėra nereikia. Ir toksai matosi toks žoskas lipsingas ten eina, kad toks production failas negaliu. Aš manau, jie paskubėjo. Nu, tipo, jie baisiai jau skubėjo. Geriau būtų live davę padainuoti, bet, tipo, jie kažką skaičiau, kad, tipo, bijojo, kad bus, tipo, kaip su Motionless in White, ką buvo padarę, bet, tipo, jie nieko tokio nebuvo padarę, jeigu aš pamenu. Toks... Nu, jie ten Stabdys in Black. Žinai, ne Motionless in White, o Stabdys in Black buvo. Bet, nu, sakau, man buvo... Bet palauk, tas mečas realiai 8 minutės truko dėl titulo. Jį bildino nuo Mainijos ar kiek laiko, blemba. Ir tik tai 8 minutės truko mečas. Gerai. Ir per tą laiką, nu, come on, Jessica Carr got pushed back, jinai pushino atgal. Ta pati spotą, kur Becky jau 100 metų naudoja su kampe, blėt, numauti tą šūdą. And that's it. Like, basically, that's it. Kas? Dabar aš pertrauksiu minutį. Yeah. Iš AJ pusės aš noriu dar pasakyti, kad, nu, tipo, Manhandle Slam atpiso. That's it. Dabar, kad ramiai suprastų auditoriją, kodėl Aivaras sako tas minutės. Dabar labai gerai pasakysiu. Aš kažkur buvau netgi radęs, bet totaliai WrestleMania vyko apie 2,5 valandos. Pirmą dieną, ne? 2,5, 3 kokios, kažkas tokio. Mačai vyko apie 40 minučių. Iki valandos. Main eventas, kiek, 23 minutės gal buvo. Tai va, turėkite tavo omeny. Visa kita buvo reklamos. Like, jo, kur toks. Aš ir labiau įsiminiau tas reklamas ir tą Geico Gecko, žinai, draudimą, negu aš įsiminiau main eventus tenais. Aš asmeniškai žiūrėjau įrašą iš ryto, nes toksai live galvojau, fuck the shit, aš nieko nesitikiu, manęs neužaipino, kad aš per naktį žiūrėčiau ir kitą dieną galės, tipo, pramiegočiau visą dieną, toksai, visą dieną praknyšiau, aš geriau atsibūsiu iš ryto, peržiūrėsiu 2 valandas ir toksai, gerai, kad aš pamiegojau gerai. Tai palauk, geriausiai. Mes sėdėm, žinai, Discordą, viską ten šnekamės, viskas su Hebra. Ir aš galvoju, okei, WrestleMania prasidėjo, žinai, kaip tik pakaliu pažiūrėsiu, žinai, pažiūrėsiu WrestleMania, pasidarysiu nautus. Ir, žinai, tai Hebra čia ir su manim kartu, žinai, WrestleMania. Kas vyksta? Manęs klausia, kodėl čia Hebra ant kopičių? Aš lengvai atsakiau. Ir tiesiog, čia šiautautas lūnai, jeigu, žinai, klausysi šito. Mes ką padarėm, aš sustabdžiau laivą, Lūna sako, tai va, 99 Royal Rumble, pažiūrėjom, visai pusitomesnis, man atrodo, ir mes sėdėjom ir žiūrėjom ir žvengėm iš Stone Cold ir McMahono, žinai, feudą, jeigu atsimeni tą feudą, kur išmesk Stone Cold iš arenos ir gausi 10 kavalkų. Tai va čia tą feudą. Ir mes sėdėjom ir žvengėm. Grįžom atgal įsijungti WrestleManios, mes sakė, kas vyksta? Tiesiog, kas vyksta? Tiesiog, tai vat antiek absurdiškas buvo WrestleMania, kad mes įsijungė 99 Royal Rumble. Aš nemačiau to. Tipo, antiek blogai buvo žmonės, kurie nežino ir nesupranta, kas yra imtynės ir jų kultūra, ne? Tie, kurie tipo, kartu su manim žiūrėjo, ne, ir bandė įsidėmėti, kas ir kaip. Jie įsižiūrėjo 99 ir tokia, wow, kas čia, žinai, wow, kaip čia šitą parmetė, žinai. Kodėl čia 5, bet čia daužo vieną, bet čia, žinai, ne? Įsijungia WrestleMania ir jie tokie, ką jie čia bando padaryti? Ne, bet ir WrestleMania realiai tipo, turi būti tas renginys, kur tipo casualas, kuris šiandien nežiūri WWE, turėtų būti, nu, tipo jam įdomu turėtų būti. Ir tas, jeigu jiem nebuvo įdomu, ir tipo toksai 99 Royal Rumble'as buvo bizdės achuienai, tai taip. We have a problem here. Tai sakau, čia šiautėtos Lūnai, nes Lūna man va tokį šovė, žinai, tipo, hey, davai pažiūrėm 99 Rumble ir aš like, fuck it, tipo, davai pasižiūrėm. Bet, jo, sakau, ant tiek, nu, jie gražia tą skudurą WrestleManios, nu, tipo, pirmą kartą Las Vegas'e, kai vyko, taip, buvo fantastiška, faina, tikrai produkcija buvo nuostabi. Nepasakyčiau. Pagalvojus, nu, tikrai bombiška produkcija, kaip ir kas vyko, kaip viskas judėjo. Jie turėjo follow-up 40, kas buvo viena geriausių WrestleMania per paskutinius 10 metų. Taip. Ir po to, žinai, jie bando kelt kartelę ir tada atsiranda antrą kartą Las Vegas'e
Ir tada maždaug mes sutaupysim babkių, nes mums TKO neleidžia, žinai, kažko tai. Ir aš toks sėdžiu, fuck TKO. Tipo, žiauriai. Aš sakau, aš nesu, jau po naujų metų man mažėja, žinai, tai yra žiūrėti imtynės. Tikrai mažėja, naujienas norisi skaityti, žinai, įdomu. Bet su tokiais sprendimais tikrai yra sunku žiūrėti imtynės. Tikrai yra sunku gilintis į naujienas. Ir tikrai yra, būkime atviri, čia su savo auditorija, tikrai yra kartų sunkoka epizodus įrašyti, nes, medžiaga, kurie įdeda, yra absurdiška ir tai yra sunku kažkaip komentuoti, nes tai yra vizualiai matosi ir tai yra labai blogai. Nuo to noro žiūrėti dings ir tiesiog klipus persimeti, kas įvyko visą. Kad tiesiog žinotum, kas įvyko. Jo, tu realiai, kaip kai kurie, aš tiesiog pasakysiu, kolčiavarą, tokį dalyką, vos ne. Yra jau dabar, aš jau tetas to pačiu ir to pačiu, žinai, kritika, jau yra ir Instagramų, bet matėm, sorry, kad išeisim, bet sorry, tikrai ne, fuck it. Tai yra Instagramų kanalas kažkoks tai, kuris, su manimi jau susiekęs ant dienų, jie ir taip patus, kad tai yra AI slopas. Tipo, kad greitai surinkta informacija, greitai sukurti postai iš žmonių, kurie patys mini, kad jie turi ilgą laiką patirties. Taip yra nuostabu, tai yra faina, bet ne laiku, ne vietoj jau. Jau dabar jau būtų ne laiku, ne vietoj. Jau šiuo metu, kas vyksta, tai yra ne laiku ir ne vietoj apie imtynių naujienas. Nes mes diskutuojame, tai mes rifinam. Va tas dalykas. Aš pasakyčiau taip, jeigu tu nori kažką daryti, daryk. Ja. Bet su auditorija Lietuvoje, kad WWE fanais yra, tai ji neauga ir ypatingai neaugs, kai toksai produktas dabar vyksta. Kitas dalykas. Pažiūrim 99 Rumble geriau. Palauk, kas yra geriau? Palauk. Dar didesnis hot-take'as apie imtynės. Dar didesnis hot-take'as. Palauk. Utba. Oi. Čia labiau mainstreaminis dalykas negu WWE Lietuvoje. Taip, Lietuvoje, taip. Bet, kaip, aš pavyzdžiui žiūriu ir senos ECW ir žiūriu, taip, aš žiūriu šitą AEW, taip, aš žinau, Darby Allinas dabar turi čempiono titulą, žinau, bet, ką aš noriu pasakyti, Utma buvo įdomesnė iš istorinės pasakojimo pusės ir kovinės pusės, nes tai buvo, žinai, kaip jie padarė, ir tai WrestleMania visą laiką būdavo, pristato, kažkokia preskonferencija, beefas, tai promo, pagal tą dabarį, promotionai, žinai, konfliktai. Hytas, ne? Yra hytas, kuris, žinai, statosi, žinai, su laiku kratosi ir, tipo, mums reikia spėlioti, žinai. Tas yra gerai, tas yra sveika. Tada, žinai, išeina, žinai, paviršų charakterį, išeina asmenybės ir tada įeina kova. Ir, tas viskas pastatyta taip labai gražiai. Tas pats, Maslabojevas arba Dirkstys, dabar, kita Utmos kova, Maslabojevas prieš Dirksipus. Man pačiam įdomu, kas laimės. Taip, aš anksčiau taip nesidomėjau Utma kaip dabar. Žinai, man įdomu, kur matai, Dirkstys ten susišatėjo šitai pikuliai, neklystu. Ringo, prie ringo, jo, ir tu toks, wait the fuck, kodėl tai man primena Macho Man ir jo žmoną, žinai, ne? Man atrodo, jie WWE biškim spareišį. Taip, jo, ir tas yra smagu, tu pamatai, žinai, lietuviai kažkaip gražiai inkorporuoja tai. Žinai, Utmos visą esybę inkorporuoja, žinai, amerikietiškų imtynius, kažkokią, žinai, vaidybą, standartą, režisūrą, bet toliau žinai, kad mes darom, žinai, čia mes kovojam, žinai, čia MMA. O ką WWE daro su savo produktais, neskaitant to, kad jie krūva, jie kažkur taupo pinigus. Taip pasakysiu, jie taupo kažkur pinigus. Aš nežinau kodėl, bet jie taupo pinigus. Taupo pinigus tikėjau. Mane WWE. Nes tikėjau, tik tai cares about profit. Jiem produktas va šiaip pochui yra. Jiem tiesiog profitas, pinigai. Yeah. Jūs darykite taip, bet aš galvoju, jūs nori daryti taip, bet aš galvoju, kad mes daugiau pinigų padarysim, jeigu mes padarysim taip. Ar tai geras sprendimas? Ne. Ar tai momentinis dalykas? Jo. Bet grįžtam prie Mainijos, tai, Gunteris Rollinsu, tenais dar buvo mečiukas,
tas, kur vienas geresnių. Žiūrėk, vienas geresnių mačų, bet storylinas tai toks nei tema visiškai. Storylinas užtruko 2 ar 3 promos, basically, kaip tu pasakai apie Utmo, tai pažadai, konferenciją, viso. Tai basically same shit čia nais buvo. O taip, chop, viskas, žinai. Tai realiai, kiek, gavo 15 minučių, vienas geriausių mečų, bet easily galėjo dar 10 pratemti tų minučių, nes buvo keli rašinti tokie spotai. Bet jie padarė, tipo, įdomią kovą ir toksai back and forth buvo, nežinai, kas paims, kas nepaims. Tipo, buvo toks mečas, kad tipo, negali taip prediktinti labai lengvai. Ir tipo, kad Bronas sugrįžo, perkirto setą, Gunteris išnaudojo tą. Po to Bronas vėl setą perkirto, bandė atkartoti tą Korlyto spotą, kur Bronas nužudė Korlyto, bet biškį nepaėjo. Tai overall, sakau, vienas highlight buvo Gunteris Rollins'o. O tu tikėsi, kad Bronas grįž? Man bet su to realiai ne. buvo... Aš galvojau, kad jisai dar tipo vėliau, gal per kokį ro, tipo, žinai, tipo, kažką, bet... Raw After Mania toksai kaip ir bandė kažką, bet biški setas su kėdė nepataikė. Bet nežinau, man kažkaip buvo... Jo, va būtent tas garso triukšmas ir buvo čystas, žinai, čystai mano pirma naktis, žinai, bet taip, man kažkaip buvo, aš dabar galvoju... Kas dar buvo pirmą naktį? Buvo Liv su Vokiur. Buvo Ahujeni entransai. Buvo ahujeni entransai, kova buvo so, bet man kažkodėl tai buvo tas, kad Liv ir gaus titulą. 9 minutės kova baidovai. 9 minutės. Finisherių buvo blemba. Vokiur kirto Oblivion ant Liv ir toksai, oh shit, what the fuck. Tipo, ar Liv, žinai, darys tą, kaip Liv tokia, bro, what the fuck. Tipo, ar Liv teasina Devil's Kissą, bet biški nepaėjo. Bet... Liv entrancas Trouble. Šiaip, kai tik išreleasino tą dainą, toksai, bro, that's so fucking bad, jeigu tu mes kalbam apie dainą ir klipą. Bet kaip entrancas wrestleriui kinda works. Jai veikia, jo. Kaip realiai kaip šių dienų HBK sexy boy, plus minus. Kaip šitam Messiah, kaip jisai mūsų Jericho. Irgi turi savo Antonios entrancą, taip, it worked. Per Rock FM girdėjau. Aš suprantu, aš irgi girdėjau ne per seniausiai, tipo. Dabar groja Rock FM, Jericho groja. Žinai. Tai, bet kažkaip aš jau tikėjausi, kad Liv gaus titulą, nes tai buvo labai aišku. Aišku, su pagalba ir tipo, press conference, ar kur po to sako, tipo, Vokiur sakė, kad aš be Judgment Day nieko negaliu. Ir jinai buvo teisi. Toks buvo, Torabelin, basically. Realiai jinai tiesiog pridegino. Judgment Day jau aš nežinau, jie bando gavinti Judgment Day, bet kokiais būtais, tai... Aš jaučiuosi kaip senas krenas jau matydamas tą, kad jau viskas baigit, uždarykit tą dalyką, sudeginkit, ką žinau, degalinę numeskit, pridėkite degalinę, nereikia mums Judgment Day. Jau užtenka, jau baigta. Tiesiog actionas, kuris nebeturi krypties, pasakyčiau. Taip. Fucking, kas? Finas išėjo, JD pasimetęs kaip mažas vaikas, nori pyzinti visus, kas išėjęs, kas dar? Liv turi diržą, tada turime Rakelį, kuri irgi nei Rūta, nei Ieva, neaiškia, kur jinai esa, ir yra ta kita narė, ir yra ta kita narė, kurias pasak pamirštų vardą. Matai, Roxanne, bet ant tiek svarbus Judgment Day, aš tiesiog pamirštų dalykų. Aš tiesiog čia gal patarimas tikėjau, jeigu jūs taupot pinigus, taupykit ir komandas. About that. About that.
Anyways, main eventas buvo Randy Orton Kaudis prieš Randy. Labai užtempė. Man atrodo, kad jie labai užtempė tą mačą. Man asmeniškai. Aš žiūrėjau confused, nes tipo Cody wrestlina kaip healas. Jo. O Ortonas leisgyvis vartosi tenais, nors jisai blembo dominatino Cody visą build-upą. Klausyk, mes matėme du šizofrenijos pacientus mušantis vien su kitu, apie ką mes kalbam. Tai, žinai. Pat McAfee su Jelly Rollu dar prieš mečą ten buvo. Irgi visiškai useless spot. Kaip greitai. Mano širdutė buvo laiminga, kai aš pamačiau, kaip tiesiog išnešė į lauk. Aš kaip mašas vaikas, let's go. Po to sugrįžo as a referee, blemba. Ir tas nesuveikė. Ir kodėl slaukiautino as a referee, kai Ortonas pinno Rhodesą? What the fuck? Aš suprantu, kodėl blemba Ortonas perpiso, blemba, jį su RKO. Dar juokingiau Instagramas postas, kur maždaug viskas, mano imtinių laikas baigėsi. Seni, tu klikas, atstok. Žinai, atstok nuo mūsų klikas, viskas, eik iš čia. Tu nebeįdomus. Cody realiai, tipo, kaip healas targetino nugarą visą mešą toksai. Jo. Ar mes turėsim Cody Landerį pagaliau, ar mes turėsim Cody Landerį, toks žiūri laimėjo, okei, plus minus Cody Landeris, po mečą pantą gauna nuo Ortono, visi čyrina, girdėjau one more time čyrus. Jo, ir kaip, bet matėjai jo akį, kokie ištinus buvo. Ir kita fucking, po 2 dienų jisai Monday Night Raw pasirodo. Guess, kas nepasirodo iki šiol Ortonas. Nors jisai perpiso fucking Rhodesą. Klausyk, jisai kelia vaistus nuo šysos. Atsimink, kad pantas buvo bent alemuvas, kuris nurašydavo wrestlerius ilgam laikui. Pavyzdžiui, Punką pusei metų buvo nurašęs. Sakai, kad tipo dėl pantas rašė? Tipo, pantas buvo tasai muvas, kuris nurašydavo blembo wrestlerius. Aš turiu minėti apie Ortoną. Aš galvoju, gal Ortoną nurašė? Negalvoju? Ne, tipo, žinai, pamatė medžiagą. Nuspyrė Codžio galvą ir aš nusvarau, blemba. Kitą dieną Codis, man tipo, aš nieko nėra. Tipo, kas, sakau, aš už, kas po. Žinai, kas po vyko, pats mačas tikrai, blemba. Ortonas galėjo tikrai daugiau parodyti. Ortonas galėjo penktadienį atvaryti, aš perpisau Cody. Jo. Nebuvo. Tiesiog, Aš laimė didžiausia, kad šitas Pat McAfee nebebus WWE dalis. Tu supranti, kad Pat McAfee atėmė to Alistair Black rolę, nes turėjo Alistair Black būtų Pat McAfee rolė. Rimtai? Buvo original plan, tipo toksai, kad tipo tasai the guy who's talking to Randy ir tipo encouraging him was like Alistair Black, kas buvo visas jo charakteris ir prieš tai jisai su Juodar Feudą turėjo tokį. God motherfucking damn. Kas būtų makes sense. Bet, sakau, tikrai jausmas pirmos dienos, kad labai daug trūkumo, labai lėta ir visi liūdni. Man atrodo, senais tik jau producino Night One. Jo, po to Night 2 jau buvo, kad jau producino ir antra naktis, nemeluok, tikrai buvo bomba. Atidarė bombą su Oba prieš Lesnaro. Jo, aš sakiau, aš minėjau, kad Oba išnešti. Tai fucking lauk. Tipo, realiai Lesnaras pirmą kartą atrodęs mažas ringė. Aš sakau, ten bet, genai pasakysim, Brokas kaip kovotojas tikrai geras, Brokas kaip asmuo yra šūdo krūva. Bet, Oba kita vertus. Aš pasakyčiau, kaip asmuo, jisai labai gerą darbą padarė, tipo, pardavė visus tos judesius. Ir tipo, atėjant toksai fuck this shit, retiring.
fuck WWE, I'm going off script, basically. Aš jaučiu, kad Brokas padarė, jis padarė šobos megastarą, basically, tai, tipo... Jo, nes jeigu realiai kalbant apie Oba Femi, tai kaip mėtė kokius kovotojus. NXT laikotarpį ir paprastai, kai rodė. Tai... Aš sakyčiau, čia Brokui idealus karjeros baigimas. Jo. Jisai išėjo su crowd cheering thank you Brock. Ką, tipo, prieš metus man būtum pasakęs, aš nebūčiau tikėjęsis realiai. Na, nes kas ten su Broku buvo, kad jis iš bus neišsiteisino dėl... Nu, jisai, aišku, dar turi porą šitų kaltinimų, kuriuos, nu, taip, jau tenai įsispręstų. Man to jau tenai įsispręstų, viskas yra. Not guilty. Jo, bet visai, taip pat tas toks yra. Kas čia toliau turėjo... Šešetuką, man atrodo, su IC titulu. Aš praeitą seriją sakiau, kad bus ahuienas mečas, aš buvau teisus. Aš mėgau, aš žiūrėjau, kaip Džavonas mėtėsi. Ten tiesiog, ten jau buvo jo sfera. Ir va tada, kai, kur minėjom, kur Hebra tokie nesuprato, kas ten vyksta, tai mes kaip tik tada ir žiūrėjom, žinai, 99 ramblą. Tai jie tokie, sakau, jie paėmė skraiduolius, aš tik nesuprasiu, kodėl ten Rusevas buvo. Ką ten Rusevas veikia? Kad juos sugautų, basically. Ką ten Rusevas veikia? Pagavo Rey Mysterio per kopičias. Rey Mysterio pasirodo, dar judėt gali, toksai, gerą planą sugalvojau, kad manęs neretairintų Gunteris. Aš dar žiūrėk, kaip galiu pajudėti. Operacija kaip buvo. Taigi, susitvarkis operacija viskas. Susitvark. Užbaig karjerą, bet, come on, ladder matches, highlightai davai, pasidarom tą. Aš sakau, aš manau šitą, kaip ten, kaip jisai, Džavonas, čia mano, fresh take arba labiau toks, kad Džavonas yra mūsų naujasis Jeffas Hardis. Tai pagalvojus. Pagal jo lankstumą, pagal tai, kaip jisai, žinai, dirba, nes, aišku, aš nesakau, kad tipo Jeffas Hardis, kur ten, žinai, jau ten ekstremalas, bet, pagalvokim, Džavonas jisai stengiasi jau. Jisai tikrai stengiasi daro. Aš bandau Jeff Hardy, tipo, įsivaizduoti šių dienų, tai jisai ne WWE wrestling. Jo. Bet mes kalbam tiesiog apie tą mūsų standartą, tai, žinai, Džavonas būtų labai geras atitikmuo dabartiniam Jeff Hardy. Tipo, geras atitikmuo tų dienų Jeff Hardy. Korekcija. O jeigu turėtume Booker T ir The Rock, kad turėtų vaiką, tai būtų Trick Williamsas. Aš pasakysiu taip. Sammy Hoganas, gerai, nušalintas, cool, amazing, jį būna toliau. Ačiū. Finally healas, full on healas. Visą mečą wrestlino kaip healas. Trikas su Lil Yachty actually works fucking wonders. Yep. Sammy atknyso Lil Yachty. Nepamenu, ar buvo Gingerbread Manas ar ne. Bet realiai tas visas segmentas ir build-upas su Gingerbread Manu. Tiesiog perfect. Ja. Ir taip tiek daug mymų dar padarė. When you created characters in the cutscene. Ir Gingerbread Manas toksai background'e. Cool. Yeah. Ja, sakau, jų... Do you know the Muffin Man? The Muffin Man? The Muffin Man. Ne. Oi, ble, ten, sakau, man, gerai, buvo kažkas to. Kažkas gražaus. Aišku, trikui trumpam titulas. Pas triką bus trumpam titulas. Labai trumpam. Dėl to nežinau, bet realiai visas tas build-upas ir visas story top notch, ir jie tęsia tą dalyką. Bet sakau, trikas dabar šiknius su US titulu, kai tradicija, žinai. Tradicija. Ain't no bums getting title shots. This is Grand Slam. Prestige shit. Jie išnešios kažkas, tai irgi iš top name, ar visi tiesiog nekės to top name, tai... Ja, ir tada... Oba Femi išneši ir viskas, žinai. Ja, ir po to Gingerbread Manas attacks. Oba Femi. Williams.
Prieš tai toksai damn, mima irgi pasirodo, didn't know Sami Zayn could move like that. Per visus sus entrances. But also 7 minutės trūko mečas. Such a good story, 7 minutės mečas. Demonas Finas su Dominiku. Taip, va čia istorija buvo. Kur maždaug Finas apsimeta, aš nieko nežinau, ten Demonas, žinai, buvo, aš nieko. Man va ta žavu yra su Finu. Taip yra Princas Finas, turim Demoną Finą ir berods viskas kol kas. Aš žinau, kad yra trečia Fino persona, tik aš atsimenu, kas yra Princas, yra Demonas, yra dar kažkas tai. Tai kas yra smagu? Kas yra smagu pamatyti, gaila mes nematėm vėl daug kraujo, nes mes turėjom Demoną, kuris galėjo tiesiog sudaužyti Domą. Jo, bet esmė tame, kad, aš norėčiau paprastą Fino prieš Dominik, not the Demon. Nes, Demono announcino iš anksto, kad parduot bilietus, let's be real. Jo. Tai čia pat toksai, kind of ruined the surprise. Pats mečas labai bookingas toks neesnas buvo, nes realiai per WrestleMania's pre-show jie announcino, kad čia bus Street Fightas. Nu va. Per fucking pre-show, kurio nieks nežiūri beveik. Nu tai va, visi spėlioja. Antrasai buvo bent tuchienė. Jo. Dominic su King of the Luchadors shit. Yep. Realiai... AEW čempionas, taip. Aura and shit, you know. Yeah. O Demonas, kaip Demonas pasirodė, like, you know. Aš sakau, aš norėjau matyti tokį Demoną, ką mes matėme Demonas prieš Edge'ą. Kur tada aš turėjau tą matyti. Bet to nebuvo gaila. Ir 10 minučių mečas. Jo, ir kalbant apie, kaip sakant, kalias, tai Rija. Aš sakyčiau, malonus staigmena buvo, nes wrestling matches buvo actually very good. Jo, buvo smagu matyti, kaip dvi bobos daužosi viens į kitą. Ir buvo šnekas smagu matyti. Mačiau ir mimo apie tai, kad norėjo, kad tiesiog, čia biškina safe for work. Tai geriau nesakysiu, bet jūs žinot, apie ką aš kalbu. Taip. Jeigu jūs sekate social media. Taip. Bet nežinau, man smagu, nes aš sakau, turėjau nuojautą, kad Jade praras titulą, nes, karts nuo karto, kiekvieną kartą, kai mes matom šitą, kai yra čempionas, kuris per daug flexida tuo ir per daug jau šakinėja, arba kažkas iš buvusio titulo pasiėma jį, arba kažkas naujas. Bet, tai va taip nutiko su Rija. Man patiko, šiaip man patiko, kai Rija, dabar kaip charakteris yra, kad tai jau realiai yra mokytoja, mentor šitą. Tas yra žiauriai smagu. Dabar bet kam. Ne, pagalvos, bet kam. Ne, tai aš sakau, bet kam. Nes jinai turi diržą, ne? Dabar jau turi diržą, ne? Tai kas prieš ją eis, jinai tiesiog jau mentorshipą duoda. Tai po kad ateik, žinai, pakovosim, aš to paaiškinsiu, po kol kovosim. Taip, jinai, va taip, tu pažiūrėk į jos, kaip jie gražiai susiderino, bet... Jie daugiau laiko wrestler negu jinai, like, she's a better wrestler than fucking Rhea. Hey! Leis pasidžiaugti, mami. Aš sakau, žiūrėjau tą mečą, momentum atrodė, kad tipo Jade laimės, bet gaila neįvyko. Tada kas, Jade kirto One Wing Angel, Kenny Omegas finisherį. Rhea tiesiog no sell that shit. Insta kick out. Okay. Ir tasai šūdinas factionas aplink Jade tipo interferino, bet labai nepadėjo jisai. Aš manau, kad tas factionas jau dar 3 mėnesiai ir pasibaigs karočio. Ja. Kas čia dar buvo? Nėra pointo. Danhausenas buvo su Cena ir Miz ir Kit Wilsonu. Yes, Danhausenas. Buvo Danhausenas ir tai buvo labai blogai, labai puiku. Kas buvo Danhausenas, nes Danhausenas yra good. Ir tai yra, kaip sakant, labai gerai, labai blogai. Good. Tai kalbant apie Danhauseną, man labai patinka, kaip jisai pasirodė rinkai, nes yra Danhausenas. Ir man patiko, kaip jisai gyrė su savo vaikais, kuriais buvo. Taip aš nežinau, ar tai jau įvaikinti blogiukai, bet Danhausenas buvo Danhausenas. Buvo labai nuostabu. Little people.
Ja, buvo a lot of little people, žinai. Labai daug mažiukų, kurie nežinė, paikinti, ar tiesiog jo šeima, aš nežinau, gal pas Danhauseną didelė šeima, mes to nežinome, bet Danhausenas buvo Danhausenas ir man tai labai patiko. Man patiko, kaip jisai karsino ir dirbo su Johnu, ypač labai gerai, bet Johnas bandė nesijuokti, internas Johnas ypač. Tai Danhausenas buvo super. Man taip atrodo, kad tai jis prakeitė. Ne, tu ką bandai. Dabar uncurse bandai, tipo, okay, please uncurse me. Please. Ne, ir būk bėtni. Danhausenas moka kovoti. Nu, realiai, jisai moka kovoti. Jisai moka parduoti, jisai moka kovoti ir jisai kerino. Jis dabar kerina WWE savo pečių. Five knuckle, you're cursed. Jo. Ten, wow, kur, nu, nesustabdoma jėga, Danhausenas buvo nesustabdoma jėga vardu Danhausenas ir man tai patiko. Gerai, grįžtam prie kitų dalykų. Main eventas. A.k.a. filmas, patiko Punko entrancas, jie kažkaip padarė jį geresnį, negu pernai padarė. Su Ring of Honor, tipo entrance daina, po to tyla. Surėkė It's Clubbering Time, tyloj ir, tipo, nu, buvo efektas toksai. Ja. Pats mečas, tai grinai, kaip filmas, tiesiog actiono buvo. Su, nu, action, emotion, nu, tipo, kaip Rocky 3 kažkas tokio, blėt, buvo. Ar kurioje daly Rocky prapiso, blėt? Nu, žodžiu, antroji, trečioji, aš irgi neatsimenu. Basically buvo Rocky filmas, kuris prapiso. Tai dabar nebus jo Redemptionas ar kažkas tokio, bet, nu... Ką aš galiu pagirti apie CM Punką? Viskas. Nu, tipo, aš nesu piktas, kad CM Punkas prarado titulą. Aš esu piktas, kam tas titulas atiteko. Ir kaip tai buvo pastatyta. Aš esu laimingas, kad CM Punkas prarado, nes jis realiai patvirtino, kaip iš tikrųjų yra. Kad tipo, hei, aš kaip tik grąžinsiu čiubą iš pusės etato į pilną etatą. Hei, jisai, nu, va. CM Punkas padarė savo darbą. Vadinkit mane, žinai, sore loser. Taip, vadinkit, prastai, aš nesiparė dėl to. Taip, it's okay. Bet, nu, CM Punkas įrodė, kad, hei, jis gali paimti talentą, kuris net, nu, kuris yra super talentas, kuris tinkiniauja ateiti į ringą ir pasakyti, hei, gal tu realiai pradėk dirbti. Žinai, kur darbint gali žmogų, ir čia yra gerai. Ja, aš dabar bandysiu patį padarysiu Cody Rhodes, gal. Nes jau aina fucking next championship. Nes jie bijo naujų starsus bukinti. Nes, mes turim tuos pačius bišus, kuriam pushing 10 metų till they're dead or something. Tai aš manau, Cody, nu, tipo, kaip ten, kodėl aš nujutau, kad šitas CM-as praras titulą? Nes, na, jo ir žmona, žinai, buvo tenais irgi praras, nu, tipo, jau buvo aišku, kad kažkas praras kažką tai, jau kažkas, nu, svarbaus dings. Aš neturėjau nuomonės, kad, nu, gal piškai turėjau, kad Ortonas gaus titulą, taip. Bet man buvo aišku, kad, nu, šitą Becky Lynch, o AJ Lee praras titulą, čia buvo aišku. Ir CM Punkas praras titulą, bet tiesiog man yra sunku sugaut, kodėl? Kodėl būtent tie žmonės turi gauti? Nu, kodėl neduotos galimybės kitiem? Kas money? Money. Main event money. Ir kas yra baisiau? Nu, gerai, kalba apie main event money. Okay. Selling tickets money. Galim eiti tada prie to, kas numuša tos pinigus. Nu, tiksliau, kodėl aš sakau, jie taupo? Jie atleido, man atrodo, aš net ir parašiau, virš, gal berods 13 darbuotojų, skaityk. Kažkas 18 kartai 23. Jo, ir kas liūdniausia, dabar to aš atsidarysiu tą paveiksliuką, kur aš ten... Badavai, pirmas serijos irgi taip tokios buvo, kad tipo, atleido, atleido. Looking back, ką tada atleido prieš metus? Kažką nesvarbaus, kažką tokio net. Kažką tokio nesvarbaus, žinai, praeitais metais atleido. Bet jo, tai ir žinai, kas liūdniau yra, šita Zelina Vega
jinai patvirtino, netgi tiesiai šviesiai, kaip ją atleido per ragelį. Per sumautą ragelį. Ja, tu ryt gali į darbą neateit. Ja, tai va, neteik į to darbą viskas. O, Bet, jie kartu su Alistair Blacku atleido jos husbandu. Jie basically davė jiem tą pačią gimiką, kad turėjo Crossą su Scarletu. Taip. Bet jie biškai hujaviau tą padarė, bet padarė. Ir jos vis tiek tą patį padarė, kas su Crossu ir Scarletu. Taip. Ir žinai, kas yra kikiau? Blackas jisai pasakė, hei, aš išeinu iš AEW, nes man WWE matau geriau. Ir Blackas įrodė, kad... neprabuvo. Ja. Ir Blackas pasakė labai paprastai, pagal Blacko situaciją, galiu pasakyti, žalė nėra žalesnė kitur. Realiai. Yeah. Jau tik to net Kanas trydo rankom, lemba. Atleido Kairi Sane, kur buvo fucking key point tarp Io Sky ir Asukas feudo, kuris jau virš pusę metų trunka. Ir dabar tasai, storylines crap, I guess. Visą Wyatt Sixus atleido. Ja. Su viso tuo MFT feudu, kuris truko visus 7 mėnesius ir niekur nenuėjo, blėt. Ir esmė tame, kad, labai fainai keliavo, tas feudas niekur nėjo, bet veikėjai aplinkui kažkur judėjo, žinai, kažkas vyko tarp, žinai, MFT. Kažkas ten darėsi, žinai, kažkas nuo aplinkui pas juos darėsi. Tas buvo labai faina. Man buvo zaibys žiūrėti. Tipo, dėl istorijos vertės. Mes savaitės jie pasakys taip, realiai entrances. Jie tiesiog entrances. Visa kita, tipo, not really. Žinai, ko aš dar pasigesiu? Apollo Crews. Oh, God. Main eventas nebebus toks įdomus. Main eventas nebebus toks įdomus. The show that nobody watches. Ei, mes turime tą vieną, kurį žiūri. Hey. Kas dar? Kas čia dar buvo? Alba Fire. MCMG, tipo Motor City Machine. Motor City Machine Guns, aš jau kaip South Park'e, žinai, azijėti šneku. Motor City Machine Guns, jie, karočią, pradėjo jau sudirbinėti gerai. Tipo, kaip tag teamas ir kaip apskaitai. Jeigu tu nematai TNA, kai jie išdarinėjo, jie, legendary tag teamas yra. Ir, tipo, kai SmackDown'os actually turėjo diviziją, jie labai gerai, tipo, tenais, bet jie užmušė tą diviziją, tavo, okei. Tai gal tada Axiom atleidžiam, žinai, dar to pačiu. Axiom ir ten. A tu jos matei penktadienį? That's the point. Ar tu jos matei, ne. Kas juokingiau? Kada tu jos matei paskutinį kartą? Žinai, kas yra juokingiau? SmackDown'ą, kas buvo, tai kad kai vyko reklamos, kažkur TikTok'e ten klipas, žinai, laksto, kai vyko reklamos ir realiai prieš SmackDown'ą paskelbė atleidimus, per SmackDown'ą live tipo, tai va, Wyatt Six, žinai, kažkoks promo klipas ir tu toks. Kažkas negerai. Kodėl? Alba Fire, pavyzdžiui, Alba Fire iš kaip ten Secret Harvest. Tipo, jinai jobino, bet tipo didėt labai gerai. Geras jobas. Tiesiog WWE nematė jos kaip tipo, wow, fucking Tiffany Stratton roll, ar kažkas tokio. Siūskit ją atgal į NXT, pasiruoš ir nueis atgal į Raw. Apie ką mes kalbam? Ypatingai, kai dabar NXT bus tuščias, literaliai. Visi superstarai iš NXT dabar perėjo į main rosterį. Realiai tušęs NXT. Geras pavyzdys yra Solruka. Labai geras pavyzdys. Jinai dabar Raw. Jinai labai geras pavyzdys, kaip, galima iš tikrųjų statyti talentą iš labai tokios nišinės struktūros. Tai yra, davai, kavabanga dudes. Come on. It's nice. Ethanas Page'as iš NXT perėina, Ricky Saintsas perėina iš NXT. Visas Fatal Influence'as perėjo iš NXT ir gavo Dominic Mysterio level of heat, kas buvo wow, kas dar ten Blake Morrow pereina iš NXT,
Kas dar iš ten tų main eventerių? Blake Monroe, pala. Ar čia Ethan ne ta Page'as sakiau, ar pati? kas? Mariah May. Iš AEW. Jo, aš ir galvoju, tipo, apie tą pačią Mariah May, žinai, šnekėjo. NXT dabar tušęs, basically bus on main event star. Ne, jie trauks iš Evolution, žinai. Yeah. Tai aš mačiau kažkoks promo, tipo, dabar naujos panos, kur bus, tipo, Metalheadas ar kažkas tokio, blemo, but like from the 80s. Ir toksai, tą promo žiūriu, toksai, biškai cringe, nu. Čia tas Evolution, Evolve, atsiprašau, Evolve. Jo, ir per Evolve buvo tenais irgi, tipo, introducino ten WWE ID, ten, tipo, wrestleras ir anime kažkokia, blėt, pana ten buvo ir toksai, oh my god, so cringe promo buvo. Aš mačiau. Toks cringe'as. Pala, kas ten dar buvo iš tokių įdomesnių dalykų. Indis veiktų, bet main rosterį čia tiesiog cringe. Kas... Bet Evolution rosteris labai mažas, aš dabar žiūriu, žinai. Nu, tipo, NXT prieš NXT. Yeah. Bet tai kaip kas ten buvo anksčiau su WWE, turėjo, kaip jisai, jie turėjo savo irgi, žinai, promotioną tokį senesnį. Kur buvo prototipas ir... Ja, OVW, žinai, buvo va, tas pats. Vasne. Tai Evolutionas yra OVW, tiesiog jisai transliuojamas per... Kaip jį, per... Joe Hendrys dar. Also į main rosterį. Sorry, kad pertraukiau. Joe Hendrys, jisai nusipelnė. Ar viskas. Yeah. Mes nieko nesakom. Žinai, kas dar gavo releasus? Kas? Zoe Stark, kuri dabar injured yra. Čia yra jokingiausia, tipo. Yeah. Žmogus susižalojęs, tai atleisim viskas. Yeah, bro, nu, tipo, got injured per mačą, kai buvo Rhea Ripley ir Kairi Sane. Kairi Sane irgi atleido per tą patį relai. What the fuck? Escobarą atleido, kuris irgi dabar, kiek žinau, yra injured. Escobaras, jisai turėjo, šiek tiek kažką ten dylino su NXT dalykais, jei neklystu. Escobaras kažką turėjo NXT reikalus. Ar AAA irgi? Ja. Žiauru. Nu ką, Hebra, toj pradėsim realiai. Ja, Hebra, toj mes pradėsim žiūrėti AEW jau va tokiais tempais, nes seniau darosi toliau, vėl. Prikin, Vince McMahonas AEW. Man atrodo, jam per perimetrą nerestų, žinai, pelė kokią promotioną. Bet, pavyzdžiui, teoriškai, būtų jis kaip on-screen characteris, kaip per WWE buvo Eric Bischoffas. It could work. Nes pusę rosterio iš WWE. Kodėl, pavyzdžiui, aš taip galvoju, dar ko šiaip auditorija nežino, tai mes jeigu piški rollbackiname apie WrestleManią, taigi buvo ekstra vienas žmogus, pamiršai, kad papinėt. What? Belair vaikas. Pala, pala, to pasakysiu, kaip jis tiksliai pavardė, sorry. Pala. Ne injury. Jinai dabar, šito Montesfordo žmona. Aš nesupratau to segmento, man atrodo, tiesiog vaisino taimo. Bianca Belair ateina. Va, Bianca Belair. Pilvo parodo, yeah, but I'm pregnant. Ne, labai gražiai good for you. Cool, good for you. Siena, I guess dabar attendance'as vienu žmogum daugiau. Kas yra gražu? Šiaip gražu ir simboliška. Man tas patiko, žinai, kur tu dar yra tas žinai, tas, yra nuoširdumas. Tai buvo, ne visur tikėjau, nepataikė, bet, blėč. Va taip, žinai, sorry, aš pasakysiu, fuck tikėjau, bet, taip, aš pabūsiu Stone Cold šito atveju. Asmeniškai, tai, nematau tikslo tam, bet, tipo, sakau, good for them, bet tiesiog aš galvoju, kad tas laikas galėjo būti išnaudotas matchups. Jo. Instead of commercials and shit, Jo, reziumei šnekant, WrestleMania buvo šikna. Jep. Dabar kaip ir
plius minus dar įdomu, daro dabar kažką naujo per Raw ir SmackDown'ą, bet įdomu, kur nais. Kaip sakant, po mėnesių aptarsim vėl, žinai, kaip judės šitas, kaip jisai, koks Fatu, tipo, kas bus su Fatu, kas bus su Koudžiu. Tikriausiai titulo nelaimės, ateis tasai, kaip jie tenai Saudi Arabijai daro Crown Jewel, tipo jie ten tuos titulus turi, bus Cody vs. Romka dėl to titulo ir Liv prieš Rhea dėl to titulo, nes komand čiagi big money matches. Yep. Kur tipo jie taip paprastai nesusitiktų ringe. Va. Tai va, tokios mano išvados, basically, man atrodo, jie dabar stabdys su tais visais titulus keitimais, pabandys gal kažką su NXT kolapsais pafilmint, bet overall, tipo, drastiškų pasikeitimų jokių nebus realiai. Aš manau, bus per greitai dabar. Aš realiai laukiu tiesiog Danhauseno su Mizu segmentu ir Trick Williamso su Gingerbread Man. Va. Bus įdomu pamatyti. Taip, bendra, aš kaip vertinčiau, jeigu taip 10 baliai sistemai abi dienas, bendrai, koks, nežinau, 6,5. 6,5 iš 10. Kaip Mania vertint, ar kaip PLE vertint? Kaip Mania. Mania reikia vertinti kaip Mania. Tai kažkur 6,5. Tikrai reikia labai daug pasistengti. Na, sakyčiau, 5. Tai nei šilta, nei šalta. Taip, šilta buvo tiesiog ne taip, bet ir šalta buvo. Todėl sakau 6,5. Tai vat buvo šalta kaip šiandien, kai įrašinėjom, nemas snigt pradėjo. Jo, kaip vidurys nors Vilnius sninga, jo. Ant tiek šalta buvo, žinai. Kelis kartus, by the way. Jo, bet grįžtant šiaip prie mūsų žiūrovų, tikrai yra smagu, kad vis dar šiaip mūsų laukia, tai yra tikrai smagu ir mes skaitom jūsų komentarus, ypač šiaip, kur kai kurie vis dar iki šios dienos galvoja, kur galima atrasti vietą pas mus Lietuvoje, tarkim, žiūrėti imtynės. Bariuko kokį ieškojau. Jo. Senais laikais gal būtume suorganizavę ką, buvom pas mus vienas bariukas, bet jau jis tebeegzistuoja. Šiaip tikrai, jeigu pakalbant, būtų gera vieta, čia nėra reklamos, bet jeigu Vilniui, tai pliusai. Stobaliai pliusai. No. Nepaėtų pliusuose. Pliusai nepasirašyt ant tokio dalyko. Arba Dėdė Semas. Amerikietiška kultūra. Tas jau labiau tikėtina, sakyčiau. Jo. Bet irgi priklauso kokią savaitės dieną, nes, ten vis tiek atvaro labiau patūsinto, neblet žiūrėti, žinai. Labiau sakyčiau, kokie sports barai, gal tą orientuotųsi, arba tokie, kur, savo vaibą turintis barai. Arba iš vis barai tenais, kaip kadaise buvo tokie, kaip Geek-Cafe per naktį eventus turėdavo. Bet kalbant, taip, reziumei realiau, žinai, pilniau, metai laiko. 1 metai laiko. Kaip sakant, nuo šūdino mikrofonų, tos pačios problemos, tos pačios problemos, tik kitoje rankoje. Taigi, susirsuo, turbūt teks atsisveikint, kaip tik mūsų laikas ir baigėsi šitą pokalbio, bet tikrai yra smagu, kad jau mes metus tai darom, kad yra žmonių, kas ateina. Dabar mes neturim atskiro Discordo, pas mane visi ateina į ložę kol kas, mes tik tenais turim. Tai šiaip užeikit, tikrai smagu, kad atsiranda naujų žmonių, atsiranda naujų minčių. Aišku, ne visos yra geros, ne visos yra blogos, bet yra mintis ir idėjos. Tikrai yra smagu. Ačiū, kad žiūrit. Aš žinau, čia, Aiva, tu kažkai sakai, kad tavęs čia neužtenkt. Dėkui už metukus laiko, pirmas jubiliejus. Kūdikėlį laiko, žinai. Kaip išeina, tada filmuojam. Šiemet WrestleMania kinda shit. Bet nuo to laiko, kai pradėjom, biški viskas eina. Su WWE šudinai. Toks, žinai, amerikietiškas kalnelis. Kaip imtynės, taip ir kalnelį, tokia pat. Bet dėkui už laikus, dėkui už subscribus, dėkui už komentarus, dėkui už Discordą, kad einat ir sendinat visokiausius minimus arba diskutuojam. Epizodą šiandien užbaiginėjom. Dėkui
kad pasiklausėt mūsų visą valandą, jau valandą jau laiko. Ja, virš valandos. Ir iki sekančio karto, kuris bus... Po mėnesio kažkur tai Kažkada. Gerai, iki. Kada bus, tada bus.